vaikystė ir šeima. Juozas Vailokaitis gimė 1880 metais, birželio 25 dieną, Pikdžirnių kaime, netoli Santautų Suvalkijos krašte. Jis buvo vienas iš daugelio Motiejaus ir Petronėlės Vailokaičių vaikų. Ūkininkų, turėjusi apie 130 margų, tai yra daugiau negu 70 hektarų žemės. Tėvas Motiejus Vailokaitis buvo darbštus, sumanus ūkininkas. Yra versijų, kad jis anksčiau buvo klajojantis siuvėjas, tačiau sukaupęs lėšų įsigijo žemės ir tapo vienu stambiausių ūkininkų savo krašte. Mama Petronėlė rūpinosi vaikais, ūkiu ir puoselėjo krikščioniškas bei lietuviškas vertybės. Šeimoje augo būsimieji žymus veikėjai. Jonas Vailokaitis, būsimas bankininkas, Seimo narys ir vienas iš vasario 16 nepriklausomybės akto signatarų, bei kiti broliai Antanas, Pranas, Viktoras. Namuose vyravo lietuvių kalba, tikėjimas ir meilė darbai, o vaikai buvo mokomi skaityti dar prieš eidami į mokyklą. Mokslai ir pirmieji verslo žingsniai. Apie 1890–96 metus Juozas lankė Marijampolės gimnaziją, garsėjusią lietuviškos inteligentijos ugdymu. Ten formavosi jo ekonominis mąstymas, krikščioniškas pasaulėvaizdis ir tautinė savimonė. Nors universitetinio išsilavinimo Juozas neįgijo, jis savarankiškai gilinosi į verslą, ekonomiką, apskaitą. Domėjosi Vakarų Europos bankų veikla. Apie 1900 metus kartu su broliu Jonu pradėjo verstis smulkia prekybos žemės ūkio produktais, taupimu ir kreditavimu. 1906 metais jie įsteigė Joną ir Juozą Vailokaičius, prekybos ir finansų bendrovę, kuri buvo viena pirmųjų lietuvių kapitalo firmų Lietuvoje. Ji prekiavo žemės ūkio techniką, statybinėmis medžiagomis, steigė kooperatyvus, o vėliau ir gamyklas. Ūkio bankas ir nepriklausomybės pamatai. 1918 metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, Juozas kartu su broliu Jonu aktyviai prisidėjo prie ekonominės valstybės infrastruktūros kūrimo. 1919 metais, kovo 15 dieną, Kaune jie įkūrė Ūkio banką, vieną svarbiausių lietuvių kapitalo bankų, kuris tapo pagrindiniu žemdirbių, pramonininkų ir smulkių verslininkų finansavimo šaltiniu. Juozas buvo pagrindinis Ūkio banko organizatorius ir pirmasis valdybos narys. Bankas sparčiai augo. Apie 1922 metus bankas turėjo padalinius Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Rėmė ūkininkų švietimą, lietuvių pramonę, steigė kooperatyvus. Vailokaičiai taip pat buvo laikraščio Rytas rėmėjai, o 1922 metais dalyvavo steigiant Lietuvių katalikų mokslo akademiją. Jie tikėjo, kad Lietuva turi būti ne tik laisva, bet ir ekonomiškai stipri. Politinė veikla ir tautinė atsakomybė. Nors Juozas nebuvo politikas, jo veikla buvo giliai patriotinė. Jis finansiškai rėmė Lietuvos tarybą dar iki nepriklausomybės paskelbimo. Padėjo įkurti pirmasis valstybinės institucijas, remdamas jas finansiškai, kai valstybės iždas dar neegzistavo. Broliui Jonui tapus vasario 16 akto signataru, Juozas liko šešėlyje, bet jo darbas bankuose ir kooperatyvuose buvo strategiškai svarbus. Jis padėjo pamatus tvirtam Lietuvos ekonominiam pagrindui. Sovietinė okupacija ir tragiškas likimas. 1940 metais birželį Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, Ūkio bankas buvo nacionalizuotas, o Vailokaičių šeima paskelbta liaudies priešais. Juozas buvo suimtas Sovietų saugumo tarnybų ir išvežtas į Sibiro gilumą. Apie 1941–1944 metus manoma, kad jis mirė tremtyje, Kazachstano ar Sibiro lageryje. Tačiau tiksli vieta ir aplinkybės iki šiol neaiškios. Juozas Vailokaitis tapo viena iš tūkstančių sovietų represijų aukų. Palikimas. Juozas Vailokaitis – vienas svarbiausių lietuviško verslo pradininkų, ūkio bankininkystės kūrėjų, tautinės ekonomikos strategų. Jis paliko po savęs ne tik konkrečius darbus, bankus, gamyklas, organizacijas, bet ir idėja, kad ekonominė laisvė yra tokia pat svarbi, kaip ir politinė nepriklausomybė. Jo vardas šiandien žinomas ekonomistams, istorikams, verslininkams, o jo gyvenimas tai pamoka, kad verslas gali tarnauti tautai, kaip asmeninė sėkmė gali tapti bendrų tautos pakilimu.